Taip. Sekantį peilį aš jums pasiūlysiu. Labai rimtą šefo peilį. Net nežinau, metro nematau po ranką. Apie 24 cm geležtė. Labai rimtas, labai fainas. Matote, koks grožis. Meistrų darbai, senoviniai, restauruotas. Taip pat vienpusės pusmėnulis nuolydis, pats geriausias japonų, kiek pastebėjau, buvo tais laikais. Ir vienpusis galandinimas 80 ant 20% pagrindė yra. Viena pusė 80, kita pusė 20, nes japonai jie moka dirbti ir pilnai vienpusių galandinimu. Na, beveik vienpusių. Bet pas mūsų lietuviai jie, kaip tai sako, neša į vieną pusę. Sako, neina papjaustyti, neįpratę. Tai aš darau 80 ant 20, tai gaunasi taip panašiai kampas. Ir tada labai smagiai, tiesiai, gražiai pjaustosi. Ir toks galandinimas žymiai ilgiau išlieka aštrus ir tikslesnis pjovimas, geresnis pjovimas. Tai žodžiu, va tokį kosminį peiliuką gali didesniem kepsniam pjaustyti, ten daržovėm didesniom įsigyti. Jis, aišku, jauna servetėlė. Tvarkingas peilis. Tikrai tvarkingas, ilgaamžis. Jis nukaltas iš baltojo širogami plieno. Visas monolitas. Tai labai kokybiškas darbas yra, kada iš monolito kalamas yra peilis. Ir taip pat, kaip sakau, gražiai atrestauruotas. Kažkiek palikta patinos. Ir toliau naudojant, ta patina turėtų atsirasti dar gražiau. Tai žodžiu, pardavimo kaina 385 įvertinta, ne tai baisi, bet statom nuo euriuko. Aš rizikuoju nuo euriuko dėdamas, jūs rizikuokit. Jūs nieko nerizikuokit. Jūs tiesiog statykit sumą, už kurią galite įsigyti labai rimtą peilį. Ir konkuruokit. Vis tiek smagu yra, kai galima pigiau nusipirkti, galima pakonkuruoti. Įdomu. Sėkmės ir bičiuliai.